Sveiki! Šiandien noriu pasikalbėti apie namų aladarystę kaip apie hobį. Su tais, kurie dar ir to neužsiema ir svarsto, ką čia veikti, siuvinėti, tapyti, o gal virti alų. Taigi, kas yra namų aladarystė ir kodėl jinai taip stipriai populiarėja pastaraisiais metais? Tai yra veikla, kurioje susijungia supratimas, žingeidumas, išradingumas, kūrybingumas ir individualus požiūris į skonį bei į tvarumą, kai patys žinote, iš ko pagaminti produktai. Kuo toliau jį gilinantis, tuo jis yra įdomesnis. Iš esmės kūrybingumui ir atradimams naujiems bei gilinimuisi bei mokymuisi šiais laikais yra labai plačios galimybės. Internetas yra pilnas įvairių patarimų, įvairių žinių, įvairių medžiagos įvairios, saviugdos ir įvairaus turinio šitoje srityje. Taigi Lietuvoje namų aludarystė buvo užsiimama jau labai senai. Tai yra nuo senų senovės. Tačiau visais laikais tai buvo šiek tiek ribotas žmonių kiekis, kas tai gali daryti, kas moka, kas sugeba arba pasitiki savim tai daryti. Namų aludarystė pasaulyje populiarėja todėl, kad žmonės atsisuka į save, į savo supratimą apie skonį, apie tvarumą, iš ko pagamintos medžiagos, į tobulėjimą, o Lietuvoje dažniausiai atsigręžiama į tai, kokia yra pasiūla mūsų šalyje alaus, o jinai yra labai skurdi, bet tą galima ištaisyti gaminantis alų patiems. Alaus rūšių yra tikrai labai daug, baigtinio skaičiaus aš negaliu atsakyti, nes kiekviena rūšis, kiekvienas stilius turi savo poklasį, porūšį ir taip toliau, ir yra pilna rūšių, kurios yra neįvardintos arba tiesiog tokių nėra, bet kaip klasifikuotų, bet tai yra jūsų alus, jūs galite sukurti savo rūšį, savo skonį ir pagal savo supratimą. Taigi visą tai pradėti nėra sunku, nėra sudėtinga. Šiais laikais namų aludarystė yra labai begalė priemonių, kurias galite įsigyti, kas labai palengvina visą procesą ir galima išvengti didelių darbų, visokiausių ten įrangų, sudėtingumo, išradinėjimo, gamybos. Viskas yra dabar jau apgalvota ir pateikta jums tiesiog pagal jūsų poreikius ir supratimą. Paprasčiausias būdas pradėti namų aludarystę yra tikrai nebrangus. Jums tai reikės fermentacijos talpos, gali būti kibiras, gali būti slėginis fermenteris, ar gali būti paprasčiausia plastikinė bačka. Pradėti galima nuo salyklo ekstraktų, kas yra jau paruošti ekstraktai, kurie yra gamykloje išsalinti, tai yra to pačio proceso metu, kaip ir vėliau jūs galėsite gaminti iš pilno grūdo, pilno salyklinio alaus. Tai yra paruoštukas, kaip konservas, kurio pagalba jūs gausite alų, tačiau jūs praeisite visą procesą būtent fermentacijos, kai jūs turite jau paruoštą žaliavą, bet ją reikia sufermentuoti. Tai reiškia, jūs paruoštuką, alaus salyklo paruoštuką, tai yra ekstrakto rinkinį, ištirpinsite vandenyje ir sudėsite mieles ir glaustysite kibirą, lauksite, kol išsifermentuos. Kai išsifermentuos, jūs gausite savo pirmąjį alų. Tai
salyklo ekstrakto rinkinių yra įvairių pagal skonį ir poreikį. Tačiau salyklo ekstrakto rinkiniai taip pat turi baigtinį skaičių, kaip ir bet kokia alaus rūšis parduotuvėje. Ateinat, randat kažkokį tai alų, jį patinka, nepatinka, jūs nusiperkate jį ir turite pasirinkimą tarp tam tikrų rūšių. Su savo gamybos alum jūs žinosite, iš ko jūs jį pagaminote, kaip gaminote ir kad tą procesą atlikote pats su savo draugais, mikroorganizmais, mielėmis. Taigi pati pradžia yra geriausia ir paprasčiausia parodyti, pasižiūrėti, kaip viskas prasideda, yra būtent salyklinio ekstrakto rinkiniai. Pradėjus nuo šių rinkinių, suprasite, kaip fermentacija vyksta, pamatysite pačius procesus. Procesai yra iš tikrųjų sudėtingi, bet tai yra vidiniai procesai sudėtingi. Jums tai reikia stebėti, kas vyksta. Išfermentuotą alų galėsite supilstyti į butelius ar į statinės ir jeigu viską darysite tvarkingai, švariai, tas alus galės laikytis metus ir gal net ir 2 išsilaikys. Sekantis etapas, kai jau išbandysite visas ekstraktus, arba jums patiks jie, arba nepatiks, bet galėsite pereiti prie gamybos iš salyklo. Tai jau ir bus tikrasis aludarystės procesas, kuomet jūs iš salyklo, kas yra modifikuoti grūdai, dažniausiai miežiai arba begalė kitų, kurie šiais laikais jau yra modifikuojami. Ir iš salyklo jūs jau gaminsite iš tikrųjų alų taip, kaip gamina tiek bravorai, tiek didžiosios, tiek mažosios gamyklos. Šiame procese jūs galėsite kurti receptus, galėsite improvizuoti, galėsite gaminti alų, kokį tik norite, kokį matėte kur nors pasaulyje nuvažiavę, neįsivaizduoju, į Ramiojo vandenyno salą, kur vietiniai gamina kažkokį alų. Tai jūs jau turėsite galimybę pagaminti bet ką. Rinkoje yra tikrai nemažai salyklų, standartizuotų ir internete galima surasti beveik visus didžiųjų gamyklų arba kraftinių gamyklų alų receptus arba jų kažkokius klonus, kur žmonės tuo klausimu dirba namų aludariai ir stengiasi atkurti kažkokį vienokį ar kitokį alų. Dažnai ir pačios gamyklos neslepia savo receptų ir dalį jų paviešina, tai yra iš kokių medžiagų daugmaž yra pagamintas tas alus. Todėl praktiškai bet kokį alų galima pasaulyje atkurti ir paversti į savo gamybos alumi. Taigi tikrai rekomenduoju pabandyti. Ta galite padaryti mūsų svetainėje aludaris.lt arba aluslife. Įsigyti savo pirmąjį fermentacijos komplektą, pirmąjį rinkinuką iš salyklinio ekstrakto, arba galite pradėti iškart nuo salyklo. Jums tiesiog reikės didesnės investicijos pradinės, kaip, sakykime, fermentacijos talpa ir salykliniu ekstraktu jums gali užtekti ir 40-50 eurų. Taip, su salyklu dirbant jums gali reikėti, sakykime, apie 500-700 pradžiai. Tai yra kaip vidutinės klasės telefonas. Nėra labai brangus. Taip pat yra tokie klausimai, kuriuos mums užduoda klientai. Ar tai ekonomiškai apsimoka? Ekonomiškai ar apsimoka, sunku pasakyti, kadangi jeigu lyginant alų parduotuvėje, koks tai yra parduodamas, sakykime, iš brangiųjų, tų, kur kainuoja
po kelis eurus buteliukas, tuomet jūs galėsite alų pasigaminti tikrai pigiau. Ar įrangą skaičiuojam į alaus kainą? Čia yra toks labai retorinis klausimas. Kaip ir nusipirkus Kamado kepsninę, pridėti Kamado kainą prie kepsnio. Tai yra, galima ir pridėti, o galima ir nepridėti. Tai dažniausiai turbūt nieks neprideda tos kainos. Lygiai taip pat ir su šitų hobiu. Sekantis dalykas yra bendruomeniškumas. Namų aludariai dažnai būrėsi į tam tikrus būrelius ar kažkokius klubus visame pasaulyje ir dalinasi savo patirtimi, tarpusavį, vyksta konkursai, galima dalyvauti, galima nedalyvauti, kaip jūs norit, bet tikrai yra tokių renginių ir konkursų. Taip pat ir Lietuvoje yra aludarių klubai. Šiuo metu tai yra 3 didesni, tai yra, sakykime, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir yra dar mažesni, tokie kaip Alytaus. Vilniaus aludarių klube veiksmas tiek, kiek ir Kauno. Panašiai vyksta kiekvieną mėnesį, susirenka namų aludariai, pasivaišina vienas kito alumi ir įvertina, paragauja, duoda pastabas, kai kurie aludariai yra vos pirmą kartą pagaminę alų, kiti šioje veikloje jau ir 10-metį. Patirtis skirtingos, tačiau bendravimas, bendruomeniškumas yra labai taip pat svarbi šito hobio dalis. Kaip tai yra populiaru? Lietuvoje tai dar nėra baisiai populiaru. Dalinai populiaru, yra tikrai nemažai aludarių, bet tokia banga prasidėjo, sakykime, Amerikoje, jinai ritosi per Europą, Lenkiją ir pas mus jinai dar tik pasiekė piką tą bangą, kai žmonės pradeda suprasti, kad savo gamybos produktai yra tikrai kokybiškesni, patikimesni ir tikrai maloniau juos vartoti ir turėti. Taigi, bepopuliarėjant šitam hobiui, rekomenduoju pasižiūrėti ir kitus mūsų filmukus, kurie yra taip pat pradedantiems, kaip gaminti iš ekstrakto. Yra keletas laidų pokalbiai su namų aludariais, kuriuos įrašėm seniau. Šie video šiek tiek jums suteiks tokios apžvalgos, kaip viskas yra, kaip viskas vyksta. Taigi norėčiau paraginti jūs pasidomėti, pasižiūrėti vieną kitą video, o galbūt ir iš karto nertis į šitą hobį. Taip kad lauksime visus pakonsultuojam, jeigu atvažiuojat pas mus į parduotuvę Kauno 30, visus tikrai pakonsultuojam, jeigu jums patogiau paskambinti, galit paskambinti, lauksime visų. Tikiuosi, neatsibodau, reikia eit gamint alų.